Labas. Labą. Kaip nuotaikos prieš startą? Šiaip susikaupimas yra, kadangi bent jau pirma ralio atkarpa yra ganėtinai sunki, tokia ir greita, bet ir labai reikia daug turėti proto. Tai ties pradžia reikia labai daug susikaupimo, bet pabaiga, atrodo, turėtų būti linksmesnė. Kaip greičio ruožai nauji būtent, nes pora yra visiškai naujų. Šiaip jie atrodo iš pradžių visai gal faini, visai nieko, bet pavyzdžiui, pirmam trečiam greičio ruože, kur yra miškas, atrodo gal kiek per siaura, per daug pavojinga. Viską gal turėtų būti trumpesnis, bet šiaip įdomus greičio ruožai, bet kai sunkus. Kaip mašiniukas naujas? Šiaip labai gerai. Palyginus žymiai geriau sekasi su juo susibendrauti, susidraugauti ir atrodo labiau klauso ir viskas, tai kol kas pradėjo labai gerai. Tai tada neužlaikysiu. Gero starto, finišo. Ačiū. Sveiki. Sveikinu su finišu. Ačiū. Antra vieta jaunime, ketvirta vieta klasiai. Kaip nuotaikos? Šiaip visai nieko. Paskutiniai greičio ruožai man asmeniškai labiau patiko. Jaučiu daugiausiai drąsos, daugiausiai savo įgūdžių. Viskas tvarkoja, ta prasme siekiam to rezultato, biškį tobulėjam. Pirmus tos 4 biškį pasisaugojom, nes tokie biškį buvo pavojingesni mum. Bijojom tiek padangas pradurti, tiek to karjerą, kad neišdaužyt pakabos ir mašinos nepalikt. O tuos likusius 4, 5, 8 tai jau žinojom iš praeitų metų esam važiavę. Tai ten ir Rugilė, manau, drąsiau jautėsi ir viskas žymiai paprasčiau ėjosi. Kaip naujas mašiniukas atitarnavo? Šiaip žiauriai gerai iš tikrųjų. Pagrindė, pavyzdžiui, praeitų metų problema buvo amortizatoriai, tai šiais metais nieko panašaus nebuvo. Viskas atrodo, tiesiog tu valdai mašiną, kaip važiuoja, taip ir važiuoja paskui tave. Viską labai puikiai tarnauja, labai geri komentarai, kol kas apie ją. Viskas gerai. Net šone sėdint jaučiasi, kad jinai žymiai geriau jaučiasi naujai mašinai. Tiek su valdomumu, tiek su pakaba geriau dirba ta mašina. Tai žymiai geriau žodžiu stovi jinai ant kelio ir klauso Rugilės. O dabar automobilis kaip techninė būklė, bandysit kažką tobulint? Techninė būklė kol kas kaip ir viskas tvarkoja, nežinau, bandysim gal kažką su amortizatoriais sužaist. Jeigu išeis, bandysim dar šiek tiek gal jį iškelt, nes jaučiasi trūkumas aukščio. Paskutinėse greičio ruožuose, kur važiavom, tai labai braukim dugnu, norėtųsi biškį aukštesnės mašinos. Tai jeigu pavyks sužaist su amortizatoriais, tai manau viskas bus super. O iš techninės pusės tai viskas tvarkoja, jokių problemų neturim, tai tiesiog grįžę namo apsižiūrėsim visus mazgus, ar nepažeisti ir lauksim sekančio etapo. O dabar sekantis etapas bus... Kupiškis. O, visiškai naujas etapas. Jo, tai nežinom, ko laukt. Žiūrėsim, lauksim, žiūrėsim, kokį greičio ruožą studijuosim, bandysim. Gal dar jeigu išeis treniruotę kokią vieną kitą pasidaryti, tiek susirašymą, tiek gal su automobiliu išvažiuoti trasą. Ir bandysim Kupiškį siekti kažkokių naujų tikslų. Tai Kupiškis šiaip netoli Rokiškio, tai galimai netgi ir greičio ruožai bus panašus. Galimai, jeigu, net nežinau kiek ten atstumo, gal jeigu netoli, gal netgi ten kažkas bus iš lygos, galbūt sutrumpinti, šiaip net nežinau, neįsivaizduoju. Tai jeigu bus tokie masyvūs tramplinai? Tai reiks biškį drąsos įgauti ir, nežinau, pririšti gal koją prie pedalo akceleratoriaus. Na tai gerai, daugiau nebeužlaikysiu. Dar kartą su finišu, vis. Ačiū.